Labas, labas. Labai džiaugiuosi, kad ir Seimo nariai, ir ne vienas aktorius, kurį gali pamatyti scenoje, ir Žvagulis, ir kiti vedėjai, kuriuos gali pamatyti taipogi ir per ekraną, jau puošiasi kristalų apyrankėmis ir vėriniais. Štai čia yra vienos nuostabios poros užsakymas, tai yra turmalinų vėrinys su sidabro užsegimu. Ir vėliau pamatysite didesnį vėrinuką vyrui, labai gražiai tarpusavyje susiderinę. Ir žinote, labai džiaugiuosi, kad ir scenos žmonės, ir valdžios žmonės atranda kristalus, kai kurie iš jų dar turėjo abejonių, kaip čia taip gali būti, bet kaip aš sakau, jeigu akmuo yra tikras ir kokybiškas, gali tikėti, netikėti, pokyčiai vis tiek bus. Kristalai veikia mūsų gyvenimą ir žemiškai, ir dvasinį, ir paskatina augti bei tobulėti, atsiunčia naujų galimybių, idėjų, be abejo dvasinio augimo. Labai džiaugiuosi jūsų pokyčiais. O ką jūs galvojate, scenos žmonėm irgi yra iššūkių gyvenime ir taipogi jie turi augti ir turi, savo tikslų. Tai didesnis vėrinys, kurį čia matote, yra skirtas vyrui iš žymiai didesnių karoliukų, 55 cm, visuomet paruošiu, konsultuoju, parenku asmeniškai ir sukuriu tokius papuošalus, kokių norėtumėt. Vyras norėjo stambesnių karoliukų, ilgesnio vėrinio, moteriai kuklesnis, žavesnis, lengvesnis, su sidabro užsegimu, ir žinoma apyrankę. Vyras jau visas apyrankės turi. Dabar turės ir vėrinį. O turmalinai tai yra meilės temos kristalai, tai yra ir gerbuvis, ir pasitikėjimas savimi, ir energijos tėkmė, kuris padeda suprasti save ir kitus, priimti save, paleisti nuoskaudas, atvers ir širdies centrą, palaiduoja visas įtampas, stresus, baimės, nepasitenkinimą. O tie, kas yra vieniši, turmalinai taipogi padeda surasti savo antrąją pusę. Santykiuose padės gesinti nesusipratimus ir sutvirtina sutuoktinių ryšį. Dėkoju šiai nuostabiai porai už tokį gražų ir išskirtinį užsakymą ir linkiu daug meilės. O parašykite jūs komentaruose, kokią žvaigždę pastebėjote su kristalais jūs. Ir ačiū už širdeles.